Algoritmas pradinis naujagimio gaivinimas. Pirmoji šaka – būklės įvertinimas. Įvertink kvėpavimą, stebėdamas krūtinės ląstos judesius. Ar kvėpuoja? Nekvėpuoja. Kviesk pagalbą. Kadangi naujagimis yra akušerijos klinikoje, paprašau mamos, kad ji pakviestų akušerę į pagalbą. Įsidėmėk gaivinimo pradžios laiką. Galiu naudoti savo mobilų telefoną. Antroji šaka – pirmieji gaivinimo veiksmai. Paguldyk naujagimį ant nugaros, atsistok naujagimiui iš šono. Pakišk iš vystyklo susuktą volelį po naujagimio pečiais. Išvalyk burną, po to nosį bet kokiu audeklu. Ar naujagimis tik ką gimęs? Naujagimis ne tik ką gimęs. Apnuogink krūtinę, prasegdamas marškinius. Stimuliuok kvėpavimą, glaustydamas nugarą, krūtinę, galūnes. Įvertink kvėpavimą, stebėdamas krūtinės ląstos judesius. Ar kvėpuoja? Nekvėpuoja. Trečioji šaka – dirbtinė plaučių ventiliacija. Atlik 20-30 pūtimų per 30 sekundžių burna į burną ir nosį arba burna į burną. Kad apsaugoti save, galiu naudoti servetėlę ar kitą audeklo gabalėlį. Ar kvėpuoji? Įvertink kvėpavimą, stebėdamas krūtinės ląstos judesius. Ar kvėpuoja? Nekvėpuoja. Ketvirtoji šaka. Atlik krūtinės ląstos paspaudimus, tęsdamas įpūtimus burna į burną santykiu 3:1, 45-60 sekundžių.
Įvertink kvėpavimą, stebėdamas krūtinės ląstos judesius. Ar kvėpuoja? Nekvėpuoja. Tęsk paspaudimus ir įpūtimus santykių 3:1, kol atvyks gaivinimo komanda. Kas 45-60 sekundžių vertink kvėpavimą. Atvyko GMP. Atvykusi gaivinimo komanda atlieka specialųjį gaivinimą. Baigus darbą, manekeno veidą dezinfekuojame dezinfektantų sudrėkintą servetėlę ir manekeną paruošiame kitam studentui.